Sveiki kolegos, jau 2 serijas sakau, kad yra paskutinė ūkio serija, bet vis atsiranda koksai darbelis, kurį galiu nufilmuoti ir jums parodyti. Šiandien nesakysiu, kad yra paskutinė ūkio serija, nors jau manau, kad tikrai yra paskutinė ūkio serija šio sezono, bet nesakysiu jums, kad čia yra paskutinė ūkio serija, dėl viso pikto gal dar atsiras koks darbelis. Šią savaitę turim 2 darbelius padaryti. 2 darbai man tikrai serijos nesupadarys laiko, iš kur gauti 10 minučių kontentų, ką aš galėčiau jums parodyti. Turiu kokį gražų kanistrą, raudonas, parašyta kanister, 10 litrų. Turiu kampinį šlifuoklį, geltonas, gražus skidelis. Galite užsidėti ant galvos, dabar skidelis ant galvos. Yra rankenėlė, niekad nesupratau, ką jin daro. Poliakalė. Jeigu jau paspaudėt ant šito vaizdo įrašo, reiškia, jūs norit sužinoti, tai kokia yra ta teisybė apie medinę tvorą. Tai ar apsimoka daryti medinę tvorą, ar neapsimoka. Iš karto jums atsakysiu, neapsimoka. Bet aš tikiuosi, jūs dabar nenustosit žiūrėti šito vaizdo įrašo, sužinoję atsakymą, bandysim vystyti temą toliau ir pasiaiškinsim, kodėl neapsimoka. Šita tvora yra pastatyta prieš 3 metus. Mano dar net parama nepasibaigė jaunai ūkininko patikros ir dabar galim įvertinti, koks yra stulpų tvirtumas. Žiūrėkit. Gerai, einam truputį prie sekančių dabar stulpo. Per naują filmuojama, praėjo 3 metai ir dabar galim pažiūrėti, koks yra šių stulpų tvirtumas. Gerai, negeras kampas čia. Tai gal nėra čia jau taip blogai su tais mediniais stulpais, kaip aš čia jau pasakoju visiems. Perdedu gal. Radau, kolegos, radau. Nu va. Tai matėt, kaip ir matėt, 3 metai ir stulpam kaput. Nu gerai, ne visiems. Op. Aišku, aš suprantu, nieko yra nedaryta, tiesiog stulpai sukalti ir viskas. Nei jie kažkuo yra ištepti, nei kažkokius tai kojinius uždėtus, bet jeigu jūs tiesiog, kaip aš, tiesiog grinai į žemę kalsit medinius stulpus, tai po 3 metų jau pirmosius stulpus teks keisti. Kai man kiti sako, tai tepalą reikėjo mirkyti, nu tai žmonės sakė, negalima mirkyti tepalą ir kalti į žemę. Tai apie ką mes kalbam. Jeigu aš ir būčiau mirkęs tepalę, tai tikrai būčiau nerodęs per vaizdo įrašą, kad aš tai dariau. Bet aišku, aš nedariau, akivaizdu, nes nuo po 3 metų jie jau pas mane nupuvo, bet kokiu atveju mirkyti tepalą ir kišti žemę tai negalima. Yra specialios kojinės, galit naudot, bet būtumėt išlošę kiek? Dar 2 metus. Ir netgi tose kraštinėse, kurios yra sveikos, va, aš dabar einu visus stulpus tikrinu, taip pat galime rasti stulpų, kurie va, yra nulūžę, nupuvę. Tose 2 kraštinėse yra jų daug mažiau, dabar 10 praėjau, bet va, vieną radau vis tiek irgi nulūžusi. Net nereikėjo nieko daryti, jisai toksai jau buvo, šitokį radau. Kai dabar, pavyzdžiui, palei tranšėją, žiūrėkit, visur yra paknista, bet aš nežinau, ar čia tas barsukas tiek minimaliai paknista, ar kažkas kitas, nes va, matot, yra paknista, tada vėl, pavyzdžiui, tolyn, o tiesiog einam pagal vieną liniją, einam, va, vėl, žiūrėkit, kažkas yra paknista, paeinam, vėl kažkas paknista, bet taip minimaliai visur beseini ir visur yra tokių paknistų gabaliukų. Ar čia reiškia tas barsukas visur paknysęs? Oi, nu šitą dar nekeisim. Ar čia kažkas kitas paknista viską, tai irgi nežinau, tai bet vėl visų piktų tas duobės užsiversiu. Na, einam, pertikrinsim visus stulpus ir rasim, kurie yra papuvę. Turiu likusių stulpų 3 metrų ilgių 48 skersmens nuo paukščių tinklų. Stulpai dabar pas mane tiesiog guli. Planas būtų susikalt ten, kur yra patys silpniausi tvoros stulpai. Vis tiek reikės tvoros stulpus keisti anksčiau ir vėliau. Tautvilas pravažiavo, ką tik parūkė. Randu, kur yra nulūžę ir šalia įsismeigiu tą metalinį ir dabar taip važiuoju aplinkui visą perimetrą. Apie jau 50%, tai vieną ilgą kraštinę ir vieną trumpą ir per 50% radau 9 visiškai nupuvusius stulpus. Nu tai va, skaitykit, liko dar tiek pat, tai jeigu vidurkios laikysis, tai bus 9, tai suapalinkim, visam perimetre rasiu 20 stulpų, kurios reikia jau būtinai pasikeisti. Visur, kur buvo nupuvę, žiauriai lengvai kišasi stulpai, tai reiškia, žemė tiesiog yra labai minkšta. Ar yra pono benzino? Nėra pono benzino. Gerai, kad Tomas pasiėmė pono benzino. Benzino kvapas.
Eilinį kartą pamiršau ausinės. O. Nulenda tai kaip per sviestą. Tiesiog net nieko daryti nereikia, uždedu, paspaudžiu mygtuką ir sulenda. Aš nesuprantu, kodėl objekte negali taip stulpai lįst kaip pas mane. Nuvažiuoju objektą, daužai tuos stulpus. Pas mane va, prilėtei ir sulindo. Blin. Kaip taip, nesuprantu. Nesam buvę tokiam objekte, kur taip lengvai stulpai lįstų kaip pas mane. Tikrai 100% aš jums garantuoju, žinok. Varom, kolegus, varom. Haba! Kas yra džiugu, kad ten, kur stulpai sulindų lengvai, tai nereikia nieko nupjauti, o tokių vietų buvo labai daug. Tai nupjauti praktiškai reikės tik tai kelis stulpelius. Stulpai sukalti, nupjauti, beliko iš kitos pusės prigręžti tinklą prie stulpų, bet tai darysim kitą savaitę. Kodėl? Nes šią savaitę esu nepasiruošęs. Esu su savo vasariniais kaliošais, ten labai didelė žolė, tai nenoriu dabar eiti aplinkui per tą didelę žolę, kad neprisirinkčiau ko nereikia, tai kitą kartą atvažiuosiu pasiruošęs, su ilgais batais, kelnes užsileisim. Ir plius, aišku, aš norėčiau, kad paskutinė ūkio serija būtų kitos savaitės serija, o ne šita, kaip sakiau. Tai reikia pasilikti kažkiek kontentą ir kitai savaitei. Radau dar turinių kitai savaitei. Turim štai tokį dalykėlį, aš kažkaip tam kampė niekad nebūdau, dabar aplinkui, kai jau tikrinau tas tvoras, medį kitoje tvoros pusėje, brūkšnelis krūmas, užaugo, ant tos tvoros užkrito, jis kai išsipjaut ir tada kaip tik dar liko stulpai keli metaliniai, šausim čia tuos metalinius stulpus ir prisikabinsim. Nusprendžiau su barsuku kovot, nu kaip kovot, reiškia tiesiog tas barsukų duobes užversti, kad jisai čia į vidų nepatektų. Galbūt jis prasikas naujas, gal pamatys, kad aš užpilinėjau ir sakys, ai, eina po velniais tas durnelis, nieko aš čia neisiu. Aš labai tikiuosi, kad kai užversiu, jisai nesugalvos, kad sakys, aha, tai tu su manim piktuoju, tai ir aš su savim piktuoju ir viską čia išknis. Čia laiko klausimas, kada, manau, jisai pradės knis. Turiu pakaupę šitokių akmenų, tai pašausim tų akmenų į dugną. Bandė, bet čia nepaėjo kortą. Ir šitą mes tuoj užtaisysime. Niekad gyvenime nesu atvažiavęs ūkį, kad būčiau viską pasiėmęs. Nėra tai buvę gyvenime. Na gerai, vis tiek čia svarbiausia dabar užkišim gerų akmenų. Tada ant viršaus biškį ilgesnių akmenų ant žvyriuką užmesim. Tai kolegos, jūs vėl nesisaugot. Nu, tai kodėl jūs nesisaugot, aš nesuprantu. Pačioj dėjau didelių akmenų, tada mažesnių akmenų, tada dar taip prismaikščiau metalo, tų, kur nuo vamzdžių liko, kur nupjojau, kur sukaliau. Ir tada dar ant viršaus užpiliau žvyro ir ten dar per tinklą tai prakišau ir įspaudžiau tokį didžiulį akmenį. Nu, žiūrėsim, kaip tam barsukui seksis. Nu, jeigu dabar jisai čia prasikas, tai tada jau dabar bedaidamas pagalvojau, kad tiesiog armatūrus prisipjausius reikia ir taip sukalsiu. Aš tą armatūrą buk ir tada jau tikrai per tai visą neprasikas. Bandysim ir šitą užpilti. Einam pažiūrėti, gal netyčia yra šitakį grybų. O, žiūrėkit, mano grybenzas keičia savo išvaizdą, pasidarė kažkoks pajuodęs, šit nuo šalčių gal. Ar jisai jau čia skaitosi prinokų ir jau galima valgyti. Grybų fronte naujienų tiek. Kokį radau, kai monstras. Esat matę tokio dydžio šliužą. Kaip priėdęs. Ką Šliužinskis? Šliaužė? Kas čia? Oba, uždarė, matėt? Jeigu iš arčiau priartinus, tai kaip banginis atrodo. Banginio giminaitis. Mesgi visi giminaičiai. Beje, žinojot, kolegos, kad banginis yra kanopinis gyvūnas. Žinojot jūs? Kanopinių šeimos gyvūnas. Pagūglinkit, jeigu netikit. Čia didžiausias įvykis mano visos šitos savaitės. Šitą Šliužinskį pamatyti. Sveiki visi. Aš Šliužas. Aš šliaužiu. Paspauskit like, subscribe. Ačiū visiems. Iki. Kolega dar vienas į šeimą. Pastatom, kai buvo. Tie gal šią savo ramiai gyvena. Nepyk. Pastatau, kai buvo, palarikė trem gerai, kad po to jo vargšo neprispaustų čia tas rastas. Palikau, kai buvo, iki po savaitės gal dar bus, padarysiu update'ą, bet jaučiu bus kažkur kitur nuėjęs. Komentaras būtų toks.
Su šilauogėm kaip ir reikalai pagaliau yra baigti, nu turiu galvoje, kad jau kaip ir viskas jom yra paruošta, viskas pasodinta, dabar jau įkūrimų darbų jokių daryti papildomų nebereikia, nu bent jau atrodo viskas kaip ir yra, viskas padaryta. Nuo kitų metų planas būtų pradėti aplinką gražintis, tai va bus to laiko truputėlį daugiau, nes prie uogų nieko daryti nebereikės, nu tik tais jas rinkti ir aišku pardavinėti. Batsivi batai suplyšę, pastok dengi stogas kiauras ar ne, tai va pa žmogų, kuris kitiem ūkiam tvoras tveria, tai pas patį nėra vartų. Ir tie vartai dabar labai pigiai iš tikrųjų kainuoja, dabar kainos yra stipriai kritę, kai aš ūkį dariau, tai vartus man buvo be šansų nusipirkti, nes nu jie žiauriai brangus buvo. Dabar visos kainos kritę, tai jūs vartus galite už 300 eurų pasistatyti, tai nu ta prasme, jeigu patys pasidarot, nu jeigu patys pasistatot, tiesiog už medžiagą sumokės 300 eurų ir viskas, ir tie vartai yra. Tai būtinai kitiem metam pasižadu, žmonės va, serijų prižadu, kitiem metam pats pirmas darbas pavasarį pasistatysim normalius vartus, normalius tikrus vartus. Ir norėčiau aplinkui perimetrą kažką pasisodinti, nu, kad nesimatytų čia dabar tų laukų, ten kelias, čia laukai, ten žmonės gyvena, nu, tai norėčiau kažką apsisodinti. Nenoriu labai tujų, norėčiau pušų gal kokių, nu dar pagalvosiu ką sodinti, bet nu labai norėčiau kažką apsisodinti kitų ūkininko teritoriją, tai irgi noriu viską tiesiog apsisodinti, kad nu aš kai savo ūkyje sėdžiu, man tiesiog į medžius būtų vaizdas. Maikė beje purvina, žinau, kad tikrai ne dėl to, kad aš tik dabar pastebėjau, kad jin yra purvina. Aš čia specialiai su purvina Maikė, žinau, kad filmavausi, nes, nu, matau, čia yra mėlyna, tai čia nuo šilauogių tas purvas yra. Ir nu, juk čia yra šilauogių ūkis, tai aš tiesiog rodau, kad aš šilauogių ūkį iš tikrųjų dirbu, tai va už tai čia mėlyna, žinau, kad čia yra nuo šilauogių, aš tikrai mačiau prieš pradedant filmuoti, kad su purvina Maikė filmavausi, tai jo, tai žinau, kad čia specialiai aš filmavausi su purvina Maikė. Tikrai ne dėl to, kad dabar jau tingiu perfilmuoti viską ir įkelsiu, kad aš su purvina Maikė esu, tai čia ne dėl to, žinau, kad čia yra dėl to, kad aš mačiau ir čia žinau, kad viskas pagal planą yra. Jo, viskas tikrai pagal planą, aš nemeluoju kolegus niekad.